All right, everyone. So let's get back from Latvia to Lithuania. Taigi visi grįžtam iš Latvijos į Lietuvą ir dabar Justinas Liaudinskas, Lietuvos krepšinio lygos vykdantysis direktorius, jis pristatys prezentaciją, kasgi juokiasi dabar. Taigi, Justinai, kviečiame. Like John Biden, you know? Kaip Joe Bidenas, žinot. Sveiki. Hello everyone. Sveiki Thank you very visiems. much at first Ačiū for labai, pirmiausia, choosing this stage, this už tai, kad presentation. pasirinkot My name is šitą Justinas, sceną, šitą as introduced, prezentaciją. and Mano I will vardas talk about Justinas, one kaip specific case pristatė, that we pakalbėsiu have vieną in the Lithuanian konkretų Basketball League quite atvejį, kurį recently, and all the turėjome developments that neseniai are Lietuvos krepšinio surrounding lygoje that ir specific case. visa tai, Who's kas laughing buvo now susijęs will su laugh šituo together. atveju. Taigi, Hopefully, kas I'll laugh juokiasi from dabar, myself tikiuosi, and gal a little bit from pasijuoksime, my aš šiek organization tiek iš at the savęs same ir time. savo organizacijos But pasijuoksiu at the end tuo we pačiu, will see bet who pabaigoje laughs. mes pamatysime, kasgi juokiasi Before diving in paskutinis. to Tai the prieš specific įsigilinant case į that I told you about, konkretų I atvejį, would apie kurį actually like to paminėjau, open up norėjau and ask paklausti the audience, every one of you, žiūrovų, since visų probably most jūsų, of you are working in kadangi a sports dauguma organization jūsų or a dirbate sporto sports-related organizacijoje organization or arba su aspire sportu to work in one, susijusioje my organizacijose, question is, what is your joje motivation? arba What is your norite fun dirbti. Tai man for klausimas, working in one, or working kokia in jūsų such an industry? Can I motivacija, kas get jums any smagu of the answers? dirbti sporto organizacijoje? Ar galiu gauti atsakymų What iš ko makes it nors? fun? What makes Tai it so kas, purposeful? dėl Sorry? ko smagu So ir what? yra prasminga Progress, ten all dirbti? right? Progress is one. Tai progresas, pažanga, Colleagues. tai viena, kolegos, Emotions, emocijos, desire for sports. All right, beautiful. toks aistra sportui. I did list a couple of those Taigi as aš well, but išvardinau usually irgi when keletą asking this question jų, around, which bet is very paprastai important for me, užduodant being in a šitą position klausimą, I am tai at Lithuanian kas Basketball man League and svarbu working with pagal human mano beings pareigas naturally, krepšinio lygoje these ir are dirbant su some of the most žmonėmis, common tai answers that I šitie receive as well. So it's labiausiai paplitę ability to build atsakymai. communities, Tai contributing to physical galimybė and mental bendruomenę well-being of kurti, other people, prisidėti prie fizinės ir getting psichinės instant kitų feedback, žmonių which gerovės, I cannot agree with gauti more. I think this akimirksnių is one of the top grįžtamąjį ones for ryšį me, ir aš labai for sutinku, myself, because pritariu sports tam, industry nes is man very tai labai dynamic. svarbu, What's kadangi pleasing about it is sportas that yra you labai get dinamiškas rytis ir kas get opinions teikia very malonumą, fast. kad If you're doing a good labai thing greitai or a gauni wrong nuomonę. thing, Jeigu gerai you get the padarai arba feedback blogai, very, tai iškart quick. gauni Salary grįžtamąjį for ryšį labai others, greitai. influencing youth, Kažkam tai yra leaving legacy, atlyginimas, peace building, įtakoti jaunimą, adrenaline and palikti dopamine kažkokį for palikimą sports addicts, purely from the sporto athletic tokiem side. So, many pripratusiems, factors. tai yra ir chemija, And, adrenalinas, dopaminas, in spite of ir all of these daug factors, įvairių there's veiksnių, a faktorių. cliché in, Tai, bet yra working toksai most of the šablonas, organizations, but, klišė, tokia galbūt most of us are working in a sports organization. I daugumai wanna believe that organizacijų you hear tas that a tinka, lot as bet well. sporto No one is bigger than organizacijose the ypač organization. greit I don't know who said it dažnai first. I don't care. Everyone girdite, and tai always says niekas that, and nėra it is didesnis indeed a negu cliché. organizacijoje. Ir tai iš And it tikrųjų is yra true, because tokia organizations, klišė, sports nes organizations iš included tikrųjų sporto are very, organizacijos they have momentum. yra, They tend jos to turi exist despite tam changing tikrą people. So tokį sometimes the results are better, pagreitį, sometimes are jos worse, yra įsivažiavusios ir jos but egzistuoja nepaisant, kad keičiasi this guy, žmonės. generated by Bet AI, and me included, šitas and maybe vyrukas, hopefully some kurį of you sugeneravo would say, dirbtinis intelektas, ir kažkas pasakys, kad individuals do want to be recognized, and do want to asmenys, be individai maybe not nori būti necessarily bigger than pripažinti the organization, ir but galbūt just jie nenori big. būti They didesni want to have negu influence, organizacija, they bet want to nori be būti remembered, they dideli, want nori to turėti leave įtakos, nori būti legacy, atmenami, and this nori is būti simply tokiu embedded in the human nature, palikimu, actually, because, some prisiminimu ir tai yra aspire and tiesiog execute at žmogiškoji prigimtis, natūra others, tokia. they Ir, give birth o to kiti children in order to, gimdo engrave vaikus, their, kad their existence, įsiamžintų, prolong their existence in įamžintų this savo world. egzistenciją, Others chase pratęstų ją monument šitame statues, pasaulyje, so, kiti it is truly siekia universal.
paminklų, statulų, But tai it is yra pretty visur, difficult to visiems leave a legacy galioja. right now. Bet svarbu palikti palikimą būtent dabar. Apskritai ir sporte, ir profesionaliam sporte, įskaitant. Ir kodėl tai sunku, tai per daug informacijos ir trumpas dėmesio išlaikymas. Tai paprastai paklysti tame ir, žinote, dabar toks dabartinis dalykas, kuris dabar labai aktualus, bet jis labai greit gali būti pakeistas, naujų tendencijų, taigi per daug informacijos. Dabar besikeičiančios normos ir vertybės, tai kas svarbu dabar, galbūt po dienos, mėnesio ar metų nebebus svarbu, ta atšaukimo kultūra, cancel kultūra, tai labai svarbus faktorius, nes galbūt kažkoks išradimas, galbūt kažkoks pasakymas gali būti pralaužiantis ledus, bet jeigu konkretus asmuo, kuris pasakė tai arba išrado dėl savo kažkokių veiksmų ar pasakymų bus atšauktas, cancelintas, taip sakant, tai gali nieko nebebūti. Ir taip pat padidinta konkurencija ir todėl labai sunku palikti kažkokią žymę. O sporte mes turime atskirti tarp ištvermės sporto šakų ir tokių kaip lengvoji atletika, sunkioji atletika ir tokie nusistovėję sportai. Tai tikrai sunku. Konkurencija yra žiauri ir kad tos maržos, kad tos sekundžių dalis, kilogramų dalis labai mažos ir bet ištvermės sporto šakose yra kitaip, vis dar matosi, kad siekiami nauji rekordai su geresnė mityba, technologijom, inventorium, vis tais gerėja, bet rekordų skaičius mažėja vis tik sporte. Dabar čia buvo toks įvadas, o dabar pereinam prie Lietuvos krepšinio lygos, kur aš dirbu. Taigi palikti žymę Lietuvos krepšinio lygoje, tai bus apie konkretų atvejų, konkretų partnerį. Tiem, kurie nežino ir neseka Lietuvos krepšinio labai, tai mes esame šalis, mažiau negu 3 milijonai žmonių. Čia geografiškai apibrėžtoje teritorijoje pernai Lietuvos krepšinio lygą žiūrėjo 2 milijonai unikalių žiūrovų, taigi reiškinys Lietuvos krepšinio lygos yra labai unikalus ir mes turim galimybę vadovauti tam. Tai mes palikti žymę, mes turime tikslą ir mes turime būti atskaitingi už savo veiksmus ir ką darome. Taigi palikti žymę, tai yra tai, ko mes siekiame kasdieninėme darbe. Turime labai profesionalų, tačiau reiklų partnerį. Tai yra vandens gamintojai Unika, prekės ženklas. Tai daugiau kaip prieš metus, praeitame sezone, partneris nebuvo labai patenkintas, apskritai. Nebūtinai dėl partnerystės su mumis, bet tiesiog bendrai. Jie konkuruoja labai įtemptoje vandens rinkoje ir iš esmės taip yra, vandenys iš esmės tokie patys. Aišku, priklauso šiek tiek nuo mineralų skaičiaus, bet skonio prasme nelabai gali atskirti kažkam. Ir Unika, tai buvo tokia problema ir taip pat senamadės integracijos iš lygos pusės. Mes siūlėm marketingo priemonės, tai yra reklama televizijoje, grafika, tiesiog žemesnė reklama, dalyvauti fiziškai arenose ir daug dalykų ir daug šitų dalykų, bet jie paseno, nes Unika yra nuo 2016-2017, dabar jau beveik 10 metų.
ir tai privedė prie to, kad jų pardavimai buvo nepatenkinami visoje šalyje ir jie norėjo išeiti iš verslo. Taigi, ką jie padarė, marketingo biudžetą nukirpo ir mes nebetekome partnerio, mes to nenorėjome, kadangi mes esame klubų asociacija, lyga ir mes neišgeriam tiek vandens, kiek klubai ir šitas partneris svarbus mums, kadangi mes veikiame klubų naudai, vardant klubų. Taigi tas partnerio turėjimas ne tik mums finansiškai padeda, bet ir klubams jie gali skirti pinigų kitiem dalykam. Tai mes labai buvome suinteresuoti išsaugoti šitą partnerį ir turėjome rasti sprendimą. Ir tai visa tai buvo praeitais metais prieš praeitą sezoną. Tai ką mes viduje galvojame krepšinio lygoje, kad turime išsikelti užduotį, kuri beveik neįmanoma, bet kuri bandytų kažkaip išgelbėti tą partnerį, tą vandens gamintoją mums. Ir mes nusprendėm, kad turime kažkokį tai prekės apibrėžimą tai unikai parengti. Pavyzdžiui, mes nevadinam sauskelnėm, o vadinam pampersais, o ne hagiais ar kitaip. Arba džipas yra, pavyzdžiui, tiesiog visureigis. Ir mes norėjom uniką padaryti, kad sietųsi su krepšinio lyga. And in Lithuanian it is called minutės pertraukėlė, 1 minute break, that is time out, and it has time, tai yra time outas, tai yra minutės pertraukėlė ir angliškai nekalbama apie konkretų laiką, o čia yra. Mes pasižiūrėjome oficialias krepšinio taisyklės ir per šitą minutės pertraukėlę, per šitą time-outą mes pagalvojom, kad galima kažką padaryti. Ir mes padarėm, mes pakeitėm tą minutės pertraukėlę į, kas buvo time-out anksčiau, į vandens pertraukėlę. Ir šitas konkretus žingsnis, veiksmas, jis gali būti analizuojamas per 4 skirtingas motivacijas, kaip mes komunikuojam su fanais, partneriais, nes tai gan didelis dalykas mums padaryti. Ir tie, kas dirba sporte, žino, kad atsiliepimai, kuriuos gaunate, paprastai yra neigiami, nes jeigu darai kažką gerai, visi tyli, taip, o jeigu kažką blogai, tai jau tikrai išgirstate. Taigi, 4 elementai. Taigi, mes komunikavome, kad šį žingsnį ėmėmės jo tam, kad skatintume vandens vartojimą, kad žmonės vartotų pakankamai skysčių. Taigi mes sakėme, kad mes pasitelkėme krepšinio platformą, kad primintume žmonėms, kad reikia gerti vandenį. Štai jums ir vandens pertraukėlė, nes krepšinio žaidėjai taip pat tai daro. Kalbant apie turinį, kas vienyje visas pertraukėlės? Na, pertraukėlio metu, o pertraukėlės yra filmuojamos Lietuvos krepšinio lygoje, na, mes matome įsiaudrinusius žaidėjus, piktus trenerius, tam tikrus galbūt tylos momentus, kai treneris tiesiog atsitraukia nuo komandos ir komanda pati nusprendžia, ką daryti. Bet visa tai vienyje tai, kad geriamas vanduo. Ir turinys buvo vienas iš mūsų motivatorių. Ir mes siekiame skatinti ir būtent reklamuoti šią krepšinio varžybų
varžybų dalį ir pasinaudoti ją, kad rodytume žmonėm, kad reikia gerti vandenį. Ir kalbant apie sociokultūrinį ir lingvistinį aspektą, mes nusprendėme, kad reikia keisti patį terminą minutės pertraukėlė, nes minutės pertraukėlė kaip tokia, jinai trunka ilgiau, techniškai trunka 2 minutės ir net praktiškai ilgiau trunka. Taigi, mes norėjome ištaisyti tą lingvistinę klaidą ir tiesiog pakeisti patį krepšinio žodyną. Ir taip pat yra komercinis aspektas. Ir jis yra susijęs su Unica, nes mes norėjome išsaugoti šį partnerį mūsų partnerių portfelyje. Ir pradinis atsiliepimas, kurį gavome, kai perėjome iš 1 minutės pertraukėlės prie vandens pertraukėlės, buvo tiesiog juokas. Pavyzdžiui, sakė, vandens pertraukėlė, kas gali būti kvailiau. Dar kažkas pasakė, kad jie parduos savo sielas už pinigus. Dar kažkas pasakė, baisiausia, kad jie gali padaryti dar daugiau. Nuo 1 minutės pertraukėlės prie vandens pertraukėlės, o po to prie Tinderio pertraukėlės. Beje, nebloga mintis, ne? Ir jeigu kažkuris iš jūsų turi kontaktų su Tinderio administracija, pabendraukime po šio pranešimo. O čia mano mėgstamiausias atsiliepimas, jį pamačiau, kai ruošiausi šiam pranešimui. Tai buvo vieno iš naujienų portalų nuomonė. Ir jie paskelbė, nepagarba žaidimui gana yra gana. Ir tai buvo straipsnis vieno iš sirgalių, kuris buvo pasipiktinus, kad mes pakeitėme šį terminą. Ir buvo daugybė pranešimų įvairiose tinklalaidėse, įvairiose portaluose. Yra populiarios tinklalaidės apie krepšinį ir ten visi kalbėjo apie šitą pasikeitimą. Ir mes iš ties džiaugiamės tuo. Ir sezono metu, tai buvo pradžia, iki ankstesnio sezono pradžios, mes tai padarėme. Ir aš parodysiu, kaip tai padarėme. Tai Instagramo trumpas vaizdo įrašas, jūs pamatysite ir grafikos, girdėsite komentatorius, kurie sako vandens pertraukėlę lietuviškai. Taigi, pirmin. Sporto centro arenoje eilinė vandens pertraukėlė. Ir čia reklaminė vandens pertraukėlė Kėdainiuose. Ir Gargždai prašo vandens pertraukėlės. O Švyturio arenoje ir dar viena vandens pertraukėlė. Ir čia matote turinį, apie ką kalbėjau, pertraukėlės. Ir visus vienyje vandens gėrimas. Taigi, visą sezoną tai taikėme ir sezono viduryje mes pamatėme sniego gniūžtės efektą. Sezonas tik įpusėjo, o mes pamatėme, kad žmonės pradėjo vartoti šį terminą. Ir visų pirma, pati Unica tai pradėjo daryti. Šis žingsnis, jo autorystė priklauso Lietuvos krepšinio lygai. Ir kai rėmėjas remia sporto šako, jis nori finansuoti, paremti tam tikrą dalį tos sporto šakos. Taigi, pradžioje Unica turėjo visai kitokį šūkį, visai kitokią strategiją. Ir jie pamatė, kaip mums sekasi sezono viduryje, jie nusprendė vartoti šią frazę visur, visame savo rinkodaros turinyje. Taigi pati Unica įgyvendino tai žymiai platesniu mastu. Kitas turinys taip pat parodo, koks buvo sniego gniūžtės efektas. Ir tai nėra susiję visiškai su Lietuvos krepšinio lyga, su Unica vandeniu. Žmonės savo turinyje per televizijos laidas, per renginius, norėdami paskelbti pertraukas, pradėjo sakyti, mums prasideda vandens pertraukėlė ir čia nacionalinis transliuotojas.
Na, jis sako, vandens pertraukėlė ir greitai grįšime. Du žinomiausi komikai Lietuvoje per savo laidą sako. Trumpa vandens pertraukėlė, per kurią norėčiau pristatyti jums mūsų laidos partnerį. Mantas sako tą patį. Jis sako trumpa vandens pertraukėlė, per kurią mes pristatysime savo partnerį. Taip, šis terminas tapo generiniu. Vienas iš labdaros koncertų. Primenu numerį 1409, jūsų auka 5 eurai, o dabar Unika vandens pertraukėlė. Jūs matote, taip, šis turinys buvo remiamas Unika, būtent todėl vedėjas pavartojo žodį Unika ir pavartojo junginį Unika vandens pertraukėlė. Ir tai dar vienas fenomenas. Dėka vandens pertraukėlės savokos mes sukūrėme dar vieną įrankį, kuriuo galima komercializuoti turinį. Jis paskelbė apie pertraukėlę, bet jis taip pat pavartojo tai reklamai. Ir aš manau, kad tai yra nuostabu iš rinkodaros pusės. Štai koks rezultatas. Kalbant apie Uniką, daugiau žmonių pradėjo norėti dirbti su Unika. Buvo daug žmonių ir, pavyzdžiui, nuomonės formuotojų, influencerių, kurie norėjo bendradarbiauti su šio prekės ženklu, pradėjo sutapti jų vertybės. Pavyzdžiui, pasink pertrauką, pasirūpink savimi, tai yra labai svarbu šiais laikais. Ir vandens vartojimas, tai išties dera su šių žmonių vertybėmis. Įsitraukimas į televizijos ir radio laidas padidėjo 22 procentais. Nes Unika nusprendė pritaikyti šią koncepciją ne tik Lietuvos krepšinio lygoje, bet taip pat reklamuodama savo produktus per televiziją ir radiją. Unika taip pat suformavo organiškesnę rinkodarą. Netgi per prezidentų debatus mums pavyko pasiekti, kad vandens pertraukėlė būtų vartojama. Prezidentinių debatų moderatoriai vartojo vandens pertraukėlę savoką per gyvą transliaciją, o Unika net nebuvo rėmėjai. Bet maloniausias Unika rezultatas yra tai, kad jų pardavimai išaugo 65 procentais vos per metus. Ir tai yra stulbinamas rodiklis, tai yra stulbinamas efektas, kurio pavyko pasiekti per mažiau negu metus. Žinoma, tai ne dvigubas pardavimų didėjimas, bet 65 procentai vargu ar galime prisiminti, kad būtų toks atvejis gėrimų rinkoje Lietuvoje. Taigi šis skaičius tikrai parodo, kad su Unika mes siekiame puikių rezultatų. Bet kartu turiu pasakyti ir turiu pripažinti, kad, žinoma, visa tai nėra tik mūsų dėka, bet Unika investavo daug į nuomonės formuotojus, į reklamas, į akcijas. Bet skaičius yra išties įspūdingas, išskirtinis ir mes prisidėjome prie to. Mes padėjome jiems likti šiame versle. Ir grįžtant prie mūsų pradinio klausimo, kas juoksis dabar? Na, dabar santykiai su mūsų partneriu yra didžiausios aukštumose. Jūs matote mane ir gamyklos, kur gaminamas Unika vadovas. Mes geriame alų kartu. Šią nuotrauką pasidarėme per Oktoberfestą, kurį organizavo Lietuvoje prieš savaitę. Taip pat auga pasitikėjimas mūsų organizacija, taip pat rėmimo vertė 24-25 metų sezone išaugo ir tai yra gerai mums. Be to, mes matome, kad kiti partneriai nori kito ir augantis pasitikėjimas mumis suteikia mums galimybę pasiūlyti kitiems partneriams originalų, malonų, organišką integravimą.
Jūs matote, pavyzdžiui, varžybų šeimą, per kiekvieną transliaciją mes atrenkame. Mes tiesiog žvalgomės po areną, mes surandame šeimas ir vieną iš tų šeimų parodome per televiziją ir paskelbėme, kad tai yra varžybų šeima ir šį turinį remia Antėja. Ir Antėjai ši pozicija yra labai aktuali, nes tai yra klinika, jie rūpinasi sveikata. Rungtynių šeima jūsų ekranuose ją mums pristato Antėja. Banglenčių mėgėjas tėtis ir Kauno Žalgirio sirgalių sūnus kartu su mama ir dukra. Ir dar vienas turinio pavyzdys yra vertingiausio žaidėjo parašas, tai yra elektroninis Dokobit, kurį remia Dokobit, elektroninio parašo platforma. Būtent galbūt šitas auksas ir MVP apdovanojimas posteriui kitais metais gali atverti duris ir į kažkurią komandą Eurolygoje. Parašas atminimui, elektroniniai parašai atliekami su Dokobit. So, e-signature for memory. And now you saw the real physical signature. So the placement sounds like this. Gi reklama skambėjo taip, kad tai yra tikri fiziniai autografai sirgaliams, bet tą galima naudoti elektroniškai. Tai nieko naujo sporte, mes matome tai teniso mačuose, tačiau tenisas dėl nežinomų priežasčių to gal nepadarė, bet mes labai didžiuojamės, man ir mūsų komanda, kad tai buvo padaryta pas mus. Dabar pereinam prie jau paskutinės skaidrės. Taigi, filosofinis klausimas, kas yra smagaus dirbti sporto organizacijoje. Tai mes dirbame tokioje industrijoje ir mes kartais pamirštame, kaip tai jaudinanti dinamika, jautri vis tik tai sritis ir palikti žymę, tai mane asmeniškai turbūt labiausiai veža ir tai pilnas pasitenkinimas ir smagumas. Aš linkiu visiems jums, kurie dirbat sporto organizacijose ar norite dirbti, kad pristabdykit ir pareflektuokit, kokį poveikį jūs darote, kas liečia palikimą jūsų, ką jūs paliekat po savęs ir manau, kad jūs galite apgalvoti apie save, savo kolegas ir savo organizaciją. Ir ačiū jums labai ir geros likusios konferencijos. Tai Justinai puiku. Dabar klausimas. Pakelkit ranką, kurie juokėsi po to, kai Lietuvos krepšinio lyga juokėsi, kada paskelbė vandens pertraukėlės. Pakelkit rankas, kurie manot, kad tai puikiai idėja buvo. Taigi tikrai puiku. Dar turim keletą klausimų. Ir pirmas, tai kad nepaminėjai, kad pakeitėt pavadinimą, kai nusprendėt per dėjimo varžybas. Tiesiog partneris norėjo pakartoti tai. Taigi vienas iš pavyzdžių ir tai yra priežastis, kodėl aš nepateikiau šito pavyzdžio, nes negalėjau surasti angliško ekvivalento. Iš esmės, lietuviams tai bus suprantama. Dėjimas į krepšį istoriškai galite pasigūglinti, kad su mėsomis ir kad paprastai tai būna susijęs su dėjimu. Ir mes nusprendėme uždėti etiketę. Tai mes pasirašėm sutartį su Krekenavos agrofirma ir mes padarėm tokį šūkį, kad jeigu dedi į krepšį, jeigu taip su dideliu pasipriešinimu, tai taip ir pasakoma, kad su mėsomis.
Aš negaliu angliško ekvivalento surasti. O kiti komentatoriai buvo... Pavyzdžiui, jeigu komentatoriai pamiršta pasakyti vandens pertraukėlę vietoj minutės pertraukėlės, ar jie baudžiami už tai? Ne, kiek aš žinau, kad ne, bet jeigu tai būna, nėra blogų bausmių komentatoriams, jokių problemų, mes turime scenarijų parengę komentatoriams prieš sezono pradžią, informuojame jos, kaip reikia paminėti partnerius ir įtraukti juos ir turim gan lankstų susitarimą su partneriu Unica. Mes neįsipareigojome sakyti vandens pertraukėlę, tarkim, 8 kartus per rungtynes. Tai gerokai mažiau ir mes jaučiamės patogiai, kad galime pildyti šitą sutarties dalį. Tik klausimas, ar mes matysime kažkokių tai elementų per rungtynes naudojamų rungtynių metu, tai kaip Naujojoje Zelandijoje, pavyzdžiui, išmetant iš už linijos, kaip, pavyzdžiui, kažkokia tai vaistinės juostelė. Ar jūs galvojat kažką įtraukti į rungtynes, kažkokių tokių jau prekių ženklų konkrečiai? Mes, taip, be abejo, LKL arenose turime išmanių kamerų sistemą ir galime padaryti įvairių dalykų per rungtynes, pavyzdžiui, su mėsomis tą variantą ir mūsų paprašė Krekenavos komercijos skyrius, kai kažkas įmeta į krepšį, ar galima padaryti, kad mėsų gabalai lakstytų nuo to. Ir mes juokėmės, tai buvo pernai. O šiemet mes jau galėsim tą padaryti dėl technologijos, kurią mes įrengėme ir tai gyvai transliuojant, tai ne tik pakartojant ir ne per geriausius momentus, bet tiesiog jeigu kažkas deda ir tada mėsos laksto aplinkui. Tai mėsa tik vienintelis dalykas, bus daug kitų integracijų. Aš nežinau, ar partneriai, jie štai ten yra, tai Genius Sports, Sporto genijai, ir mes dirba su mumis jau kurį laiką ir integracijos, turinio dalykai Lietuvos krepšinio lygoje bus ir mes labai rūpinamės inovacijomis. Taigi, Justinas Liaudinskas, Lietuvos krepšinio lygos vykdantysis direktorius, tai ačiū už jūsų laiką ir už jūsų aplodismentus.